į tautą. Čia sukaktuves švenčiant rasis be abejo Lietuvoje daug tokių, kuriems nelinksma. Vienus skolos slegia, kitus vargina mokesčių našta, kitus vėl koks sielvartas dėl krizės atsiradęs kamuoja. Valstybės iždas, kiek galėdamas, eina jiems pagalbon. Bet jis tik lygi tam tikro laipsnio gali parodyti savo dosnumą. Antra vertus, labai dažnai pakliūva žmogus vardan ir vien per savo kaltę. Norėdamas sumaistralopti, didžiai vesdamasis ir dėl to išeidamas iš taupumo ribų, vaikydamasis rimtai neapgalvotų sumanimų, leisdamas lėšas ateities sąskaiton ir per savo neapdairumą besąžinių suviliojamas. Tokiam ir be šios krizės būtų krizė. Sąžiningas, našus, geros valios darbas yra tikriausia priemonė persirgti įsigerėjusią pasaulyje krizę. Taigi, dirbkime, giliai tikėdami darbo pajėgą. Jos garbę skelbkime, skyrium kiekvienas ir per visokias organizacijas, mažiems ir didiems, seniems ir jauniems. Darbo propaganda te pasklysta per visą Lietuvą. Gal niekuomet taip netinka, kaip sunkesnių metų, taigi dabar, atsiminti, kad teisingumas yra valstybės pagrindas. Darbe ir šiaip jau bendraudami privalome laikyti šios tiesos. Vyriausybės žmonės santykyje su visuomenė, lomas su lomu ir šeimos nariai savybėje. Visur ir visada turi vyrauti teisybė. Jis mūsų laisvės laidas. Jis tvirčiausia tautinės vienybės ją. Pasidėjavę savo bėdomis, mokėkime ir bendru tautos džiaugsmu pasidžiaugti. Šių dienų krizė yra menkniekis, sulyginus ją su tarybos meto vargais, kada paskelbtoji Lietuvos laisvė buvo ginama ir ugdoma jos geriausių sūnų gyvybės aukomis. Kada visur buvo matyti, kaime ir miestuose griuvėsiai, kada stigdavo maisto ir nebūdavo nei kuo apsivilkti, nei kuo apčiauti. Tik reikia gerėti, ta didžiulė pažanga visuose mūsų gyvenimo srityse, kuri padaryta per tiek metų. Kas yra pergyvenęs didįjį karą, tas argi galėtų nusiminti, ar priaugančioji karta, kad ir viso to gerai neatmenant, galėtų pasiduoti nusiminimo ūkui? Niekuomet. Atgimusios Lietuvos kūryba, įkūnyta kultūros darbe ir jos pastatuose, nepriklausomybės paminklai sušauktų prieš tuos, kurie nesidžiaugtų šiąją šventę, o mėgintų pakirsti laimingos mūsų krašto ateities tikėjimą. Mieli tautiečiai, minėdami garbingąją praeitį, šviesios vilties kupini, drąsiai žygiuokime, įveikdami kelionės kliuvinis, mat neįviliojančios ateitin. Ji nėra klaiki, ji labai įdomi. Tikėkime, ryžkimės ištverti ir ištversime. Visus jumi su švente.